Tai susirinko žurnalistai pirmajam interviu prieš Prancūzijos rungtynes. Bandysiu kažkur įkišti ir aš ranką. Na, aš galvoju, kad vakarykštė diena buvo tikrai labai reikalinga ir svarbi. Visų pirma, kad, sakykime, po didelio streso paskutinių rungtynių metu, kurių vienu momentu jau krovėmės lagaminus, o rungtynių gale vis tik tai išėjome į kitą etapą. Ir prieš šitą sekantį etapą buvo laiko truputį ir palsėt nuo krepšinio, nes nedarėm nei krepšinio treniruotės, nei video analizės, tikrai davėm vyram šiek tiek atšviežint galvas ir kadangi žaidžiam tik tai vėlai vakare šį vakarą, tai yra pakankamai laiko ir aikštelėje pastreniruoti, susipažinti su priešininkų deriniais, padaryti video analizę, apkalbėti ir pailsėti. Dabar ta praėjusi diena tikrai suteikė mums galimybę vyrams, kurie paskutinės rungtynės žaidė virš 40 minučių, šiek tiek pailsėti, sukaupti jėgų ir būti pasiruošusiam pilnai žaisti šio vakaro rungtynės. Prancūzijos komanda, koks tai varžovas, kokias pavojingiausias šios komandos? Na, visų pirma, tai daugiausia taškų tarp visų čempionato komandų įmetanti komanda. Logiška, kad jie antroje vietoje palei asistus, reiškia, žaidžia labai komandiškai. Turint tokį žaidėją kaip Tony Parkeris, kuris tikrai žino, ką daryti su kamuoliu ir pats ir asistuoti savo partneriui, vis tik tai perimetro linija, gilėjų linija yra jų pagrindinė ir pavojingiausia linija. Dar pridėti ketvirtos pozicijų žaidėją Boris Diaw, kuris yra tarsi ta rišamoji grandis tarp gynėjų ir didelių žmonių, labai gerais perdavimais maitina savo 5 numerius, priėmęs kamuolį aukštai, pats gali sužaisti. Na, sakykime, taip yra komanda, kurios stipresnė pusė yra puolimas, dėl to bus mūsų iššūkis tikrai galingai sužaisti gynyboje, sužaisti kovingai. Aš galvoju, kad pirmo pogrupio metu mes tą nekartą parodėm ir vyrai supras, kad žaidžiam prieš tikrai labai gerai atakuojančią komandą ir reikalinga bus jų tas stiprias pušes uždaryti. Treneri, pirmo etapo metu matėm tokių įdomių sprendimų, sakykime, broliai pasirodo startiniam, paskui paskutinėse rungtynėse Pocius, ar šiose rungtynėse su prancūzais bus kažkas panašaus? Aš visų pirma noriu, kad jūs suprastumėt, kad čempionatas ilgas žaidžiamas kiekvieną dieną. Jeigu mes drošim tuos pačius žaidėjus, 5 galbūt, kur galvojam, yra geriausi, tai mes neištrauksim iki galo. Aišku, buvo rizika nepatekti tą, bet viskas tas jau praeitį, mes išėjome į kitą etapą, reiškia pasielgiam teisingai rotuodami žaidėjus, suteikdami palei priešininkus, dar kartą pasakau, vis tik darom analizę, ne visiems tie patys žaidėjai tinka, palei priešininkus ir savo sudėtį renkam ir galvoju tuo pačiu įjungiam visus žaidėjus ir palaikom tam žaidybiniam ritme ir pasikartosiu, kiekvienas žaidėjas, kurį mes turime, bus mums reikalingas arba yra ir bus reikalingas mums tolimesniam kovom. Aš ta prasme paklausiu, kad sprendimai pasiteisino, bet ar su prancūzais kažkoks nežinomas variantas gali išlysti pradžiai? Be abejo, tai vėl bus sudėtis, kuri mes galvojam yra optimali ir žaidėjai, kurie mūsų manimų ypač rungtynių pradžiai labiausiai tinka, tie žaidėjai ir žais. Kaip bus stabdomas Tony Parkeris? Na, aš noriu, kad jūs suprastumėt, kad tokio lygio žaidėją mes neuždengsim, kad jis nepelnytų nė taško. Pagrindės, kad vyrai išlaikytų tą tokį, ramybę ir visus taškus, kuriuos Parkeris įmes, jis juos įmestų tikrai per gynybą, per pasipriešinimą. Reiškia, jo procentas pataikymo turėtų kristi, jeigu metimai per rankas, metimai per gynybą. Tas yra tikslas, o visai jį išjungti, man atrodo, ne tik mes, bet ir NBA komandos nesugeba, bet reikia būti šaltiem ir išlaikytiems suprasti, kad jam reikia apsunkinti gyvenimą ir kad taškus jisai pelnytų arba perdavimas atliktų per didžiulį pasipriešinimą, o ne laisvai, tada bus pavojingas. Kaip pasikeitė prancūzų priekinė linija po visų netekčių? Na, aš kaip ir pokalbio pradžioje minėjau, kad vis tik pagrindinė jų jėga yra perimetro žaidėjai plus Boris Diaw, bet nepamirštam, kad turi ir labai aukštų tamsiaodžių krepšininkų, kurie skirtingai negu buvusių jugoslaviškų šalių komandų žaidėjai jėga stengiasi atstovėti savo priešininkus. Jie stengiasi blokuoti metimą, stengiasi perimti kamuolį, žaidžia gynyboje skirtingai negu mūsų pirmo pogrupio
komandų žaidėjai ir čia prie šito reikės prisitaikyti. O kuriems vidurio puolėjams mūsų geriausių rungtynių varžovų? Prašau? Javtoko šiandien daug žais? Aš galvoju, kad rungtynių eiga parodys, ar mes turėsim problemų su priešininkų centrų žaidimų baudos aikštelė. Jeigu turėsim problemų, tai be abejo Roberto rolė komandoje ryškiai paauga. 11 metų čempionate Nando Dekova buvo. Šuo. 213. Svarbu nesuantyti mane. Tai va.